Taik Jimas Pasiantiniais. Pasiantinii, Ruzel Vienaskaita, Pasiantinys, Rasul, Ty Kaskas Pasiastas. Perduoti tam tikros informacijos mursal. Šiuo atveju reiškia žmonės, kuriems Allahas davė įstatymą ir įsakė perduoti. Kitiems žmonėms. Pirmasis pasiuntinys yra Nuh Nojus, ramybė jam, o paskutinis Muhamedas, ramybė ir Allaho palaima jam. Tarė visagalis Allahas, iš tiesų mes siuntėme apreiškimą tau. Muhamedai, kaip mes siuntėme apreiškimą Nuhui, Nojui ir pranašams. Po jo. Koranas sura, moterys 4:16 Sachich al-Bukhari, Anas i Malik, Tebni Ajas Huopatenkintas. Hadise apie užtarimą pranešama, kad pranašas ramybė ir Allaho palaima. Jam pasakė, paminėta, kad žmonės ateis pas Adomą jų užtarti, bet jis jų atsiprašys ir sakys, eikite pas Nuhą Nojų, pirmąjį pasiuntinį, kurį Allahas atsiuntė žmonėms, ir hadisas tęsiasi toliau. Tarė visagalis Allahas apie Muhamedą, ramybė ir Allaho palaima jam, Muhamedas nėra ne vieno iš jūsų vyrų tėvas, tačiau jis yra Allaho pasiuntinys ir paskutinis iš Pranasu. Quranas, Sura, Sajunjaninki, 33:40. Kiekvienoje tautoje buvo 16. pasiuntinys, kurį visagalis atsiuntė su nepriklausomu įstatymu, arba pranašas, kuriam įkvėptas jau anksčiau išsiųstas įstatymas, kad šis jį atgavintų. Tarė visagalis Allahas, ir iš tiesų mes pasiuntėme iš kiekvienos Bendruamins, Tautos, Pasiantini, Skelbianti, Garbinkait Allaha. Vienintelį ir venkite arba laikykitės atokiai nuo taghut visų netikrų. Dievivi, teine garbinkite taktalia jau. Koranas, Esra Vits. 16:36. Ir tarė visagalis, ir niekada nebuvo tautos, kurioje nebūtų buvę perspėtojo. Quranas, Sura, Courageous, 35:24. Ir tarė visagalis, iš tiesų mes nuleidome Tauratą, Torą, Musai, Mozei. Jame buvo teisingas vedimas ir šviesa, pagal kurią pranašai, kurie pakluso Allaho Valjai, Primanagio Sprendimus Judjams. Quranas, Sura, Maistu, Padengtas Stolas, 5:44. Pasiuntiniai yra žmonės, jie neturėjo nei viešpatavimo, nei dieviškumo. Savibiju. Visagalis Allahas pasakė apie savo pranašą Muhamedą, kuris buvo pasiuntinių šeimininkas ir vertingiausias prieš Allahą, sakyk. Muhamedai, aš neturiu jokios galios padėti ar pakenkti savo išskyrus taip, kaip Allahas nori. Jei aš žinočiau apie gaib nematomą, aš užsitikrinčiau savo gausybę turto ir joks blogis manęs nepaliestų. Tačiau aš esu tik perspėtojas ir gerų žinių nešėjas žmonėms, kurie tiki. Koranas sura. Oxdibes, 7:188. Ir tarė, sakyk, iš tiesų aš neturiu jums galios dėl žalos ar teisingo kelio. 21. Sakyk, iš tiesų niekada niekas neapsaugos manęs nuo Allaho, jei aš nepaklusčiau, nei aš rasiu prieglobstį pas ką kitą nei jis. 22. Of Quranas, Sura, Zainai, 72:21-22. Jiems būdinga tas pats, kas ir kitiems žmonėms, jie suserga, miršta jiems. Reikalinga valgyti ir gerti ir pan. Visagalis Allahas pranešė, kad Ibrahim, Abraomas, ramybė jam, apibūdino savo visagalį viešpatį taip, ir tai jis, kuris maitina mane ir duoda man gerti 79, ir kai aš sergu, tai jis, kuris pagydo mane 80, ir kuris privers mane mirti ir tada prikels mane gyvenimui vėl. 81 Koranas sura, poetai 26, 79-81 Ir pranašas, ramybė ir Allaho palaima jam pasakė, iš tiesų aš esu toks
Žmogus kaip jūs ir pamirštų, kaip jūs pamirštate, o jei pamiršiu, priminkite. Man. Visagalis Allahas juos pagyrė ir apibūdino kaip tikruosius jo vergus, taigi. Tarė visagalis apie Nuhą, Nojų, ramybė jam, iš tiesų jis buvo dėkingas. Vergus. Quranas, Surah, Noctis Kilion, 17:3. Ir apie Muhamedą. Palaimintas tas, kuris nuleido atskirimą teisingo ir klaidingo į šį Koraną savo vergui Muhamedui, kad jis būtų perspėtojas alamin. Žmonėms ir džinams. Quranas, Surah, Atskirimas, 25:1. 17. Tarė apie Ibrahimą, Ishaką ir Jakubą, ramybė jiems, ir atminkite mūsų vergus Ibrahimą, Abraomą, Ishaką, Izaoką ir Jakubą, Jokubą, visus. Galios mūsų garbinime ir taip pat religinio suvokimo turėtojus. 45 iš. Tiesų, mes pasirinkome juos suteikdami jiems gerą dalyką, tai į namų atminimą amžinybėje ir jie priversdavo žmonės atsiminti tai ir jie taip pat. Kviesdavo žmonės paklusti Allahui ir daryti gerus darbus dėl amžinybės 46 ir jie su mumis iš tiesų iš išrinktųjų ir geriausiųjų. 47. Quranas, Surah. Sad 38:45-47. Taip pat tarė apie Isą, Jėzų Marijos sūnų, jis Isa, Jėzus, nebuvo niekas daugiau nei vergas. Mes suteikėme savo malonę jam ir mes padarėme jį pavyzdžių Izraelio vaikams, tai į jo sukūrimą be tėvo. Quranas, Surah. Oxines Posmenos, 43:59. Taik Jimas Pasiantiniais Apamacaturis Dalikas. Pirmasis, tikėjimas, kad jų žinia yra visagalio Allaho tiesa, todėl kas netiki. Vieno iš jų žinia netikėjo jais visais. Kaip visagalis Allahas tarė, Nuho. Nojaus žmonės atmetė pasiuntinius. Koranas, Sura, Poetai 26:105 taigi. Allahas padarė juos visų pasiuntinių neigėjais, nors nebuvo kito pasiuntinio. Išskyrus jį, kai jie jo išsižadėjo. Remdamiesi tuo, kriksionus, apkaltin. Muhameda ramybė ir Allaho palaima jam melu ir nesekė jo iš tikrųjų. Apkaltino Mesiją, Marijos sūnų, melu ir nėra jo pasekėjai, ypač atsižvelgiant į tai, kad jis numatė ateinant Muhamedą, ramybė ir Allaho palaima jam. Ir jų prognozė apie jį, Muhamedą, neturi jokios prasmės išskyrus tai, kad jis yra jiems pasiuntinys, per kurį Allahas gelbsti juos nuo klaidos ir nukreipia juos tiesiu keliu. Antrasis, tikėjimas tais, kurių vardus žinome, pavyzdžiui. Muhamedas, Abraomas, Mozė, Jėzus ir Nojus, ramybė ir Allaho palaima jiems. Šie 5 yra ryžtingiausi tarp pasiuntinių, visagalis Allahas paminėjo juos 2 Korano vietose savo posakyje, ir atminkite, kai mes priėmėme iš pranašų jų susitarimą ir iš tavęs, Muhamedai, ir iš Nuho, Nojaus, Ibrahimo, Abraomo, Mūsos, Mozės ir Isos, Jėzaus, Marijamos, Mary Joes, Sunos. Mes priėmėme iš jų stiprų susitarimą. Quranas, Surah. Sąjungininkai 33:7 ir savo posakyje, jis įsakė jums tą pačią religiją, kurią jis įsakė Nuhui, Nojui ir kurią mes apreiškėme tau ir kurią mes įsakėme Ibrahimui, Abraomui, Mūsai, Mozei ir Isai, Jėzui, sakydami, kad jūs turite išpažinti religiją, tai daryti tai, ką jį jums liepia daryti praktikoje, ir nesidalinti joje, religijoje, tai įvairias religinės sektas. Nepakyliyama. Daugiadieviams yra tai, į ką tu juos kvieti. Allahas pasirenka savo, ką jis nori, ir nukreipia pas save tuos, kas atsigręžia į jį atgailoje ir paklusime. Quranas, Surah, Pasidarimas, 42:13. O tais, kurių vardų nežinome, mes apskritai. Taikaim. Tarė visagalis Allahas, ir iš tiesų mes siuntėme pasiuntinius prieš
Tave, Muhamedai, apie kai kuriuos iš jų mes papasakojame tau jų istoriją. 18. Ir apie kai kuriuos iš jų mes nepasakojame tau jų istorijos. Quranes. Surah. Atliadziantis. 40:78. Trečiasis, tikėjimas tuo, ką jie perdavė patikimų būdų. Ketvirtasis, įpareigojimas veikti pagal mums atsiųsto pasiuntinio šariatą. Paskutinis pasiuntinys Muhamedas, ramybė ir Allaho palaima jam. Siunčiamas visai žmonijai. Tarė visagalis Allahas, bet ne, prisiekėme tavo. Viešpačiu, jie negali turėti jokio tikėjimo, kol nelaikys tavęs. Muhamedai, teisėjų visuose ginčiuose tarp savęs ir nebėra savyje jokio pasipriešinimo tavo sprendimams ir nepriims jų visiškai paklusdami. Koranas sura, moterys 4:06:5 Tikėjimas pasiuntiniais duoda šiuos nuostabius vaisius. Pirmasis, visagalio Allaho gailestingumo žinojimas ir jo rūpestis savo tarnais, nes jis atsiuntė jiems pasiuntinius, kad parodytų jiems visagalio Allaho kelią ir paaiškintų, kaip garbinti Allahą, nes žmogaus protas negali apie tai žinoti savarankiškai. Antrasis, padėkoti jam visagaliui už šį didelį palaiminimą. Trečiasis, mylėti pasiuntinius, ramybė ir Allaho palaima jiems ir pagarbinti juos bei šlovinti taip, kaip jiems dera, nes jie yra visagalio Allaho pasiuntiniai ir todėl, kad jie jį garbino, perdavė jo žinią ir patarė jo tarnams. Kai kurie, atkakliai atmetantis tiesą, apkaltino pasiuntinius melavimu, sakydami, kad Allaho pasiuntiniai negali būti žmonės. Visagalis Allahas. Paminėjo šį teiginį ir paneigė jį sakydamas, ir niekas netrukdė žmonėms patikėti, kai jiems atėjo vedimas, išskyrus tai, kad jie sakė, argi Allahas siuntė žmogų savo pasiuntiniu, sakyk, jei žeme vaikščiotų angelai. Taikiai ir saugiai mes be abejonės būtume nuleidę jiems iš dangaus angelą. Paisiantiniu. Quranes, Surah, Noctis Kilion, 17:94-95. Visagalis Allahas. Paneigė šį teiginį sakydamas, kad priešingai Allaho pasiuntinys tikrai turi būti žmogus, nes jis buvo atsiųstas pas žemės gyventojus, tai yra žmonės. Dabar jei jie būtų angelai, tai Allahas atsiųstų jiems angelą iš dangaus kaip pasiuntinį, kad jis būtų toks pat kaip jie. Visagalis Allahas pranešė, kad tie, kurie apkaltino pasiuntinius meluojant, sakė, tu esi nedaugiau nei žmogus kaip ir mes. Tu nori nugręžti mus nuo to, ką mūsų tėvai garbindavo. Tad pateik mums aiškę reikšmę, tai į aišku įrodymą to, ką sakai jų. Pasiuntiniai tarė jiems, mes esame nedaugiau nei žmonės kaip ir jūs, tačiau Allahas suteikia savo malonę tam, kam jis nori iš savo vergų. Tai ne mums atnešti jums reikšmę įrodymą, išskyrus Allaho leidimu. Quranes. Surah. Ibrahim, Abromas, 14:11. 19. Asterisk. Tikėjimas paskutinė diena. Paskutinė diena, prisikėlimo diena, kai žmonės prisikels, kad būtų su jais Atsiskaityta ir atlyginta. Taip vadinama, nes po to dienų nebebus. Rojaus gyventojai užims savo vietas rojuje, o pragaro gyventojai pragare. Tikėjimas paskutinė diena apima 3 dalykus. Pirmasis, tikėjimas prisikėlimu. Tai yra visagalio Allaho mirusiųjų prikėlimas, kai Israfilis antrą kartą papūs į ragą, tada žmonės prisikels iš kapų, kad stotų prieš pasaulių viešpatį, basi, nuogi, neapipjaustyti. Ter Visagalis. Allahas, kaip mes pradėjome pirmąjį kūrimą, mes pakartosime tai. Yra pažadas duotas mūsų. Iš tiesų mes tai padarysime. Quranes. Surah. Pranasai, 21:104. Prisikėlimas yra patvirtinta tiesa. Ji patvirtinta Korano, Sūnos ir vieningos. Musulmonų numons.
Tarė visagalis Allahas, po to tikrai jūs mirsite. Tada vėl tikrai jūs būsite prikelti prikėlimo dieną. Quranas, Surah, Tikinteji, 23:15-16. Ir pranašas ramybė ir Allaho palaima jam pasakė prisikėlimo dieną. Žmonės bus susirinkę basi, nogi ir neapipjaustyti. Mutafakun alah, al. Bukhari ir Muslim. Musulmonai vien balsiai pripasta josties. Tai atitinka Allaho išminti, teigiančią prisikėlimo būtinybę, kad žmonės gautų atlygį už tai, kad laikėsi, arba nesilaikė įstatymų, kuriuos jis jiems nustatė ir su kuriais pasiuntė savo pasiuntinius jiems. Tarė visagalis Allahas, ar jūs galvojate, kad mes sukūrėme jūs juokais ir kad jūs nebūsite mums sugrąžinti? Quranas, Surah, Tikinteji, 23:115. Ir jis tarė savo pranašui ramybė ir Allaho palaima. Jam, iš tiesų tas, kuris suteikė tau Muhamedai Koraną, tai įsakė. Tau elgtis pagal jo įstatymus ir skelbti jį kitiems tikrai grąžins tave į Mad grįžimo vietą arba į Meką arba rojų po tavo mirties. Quranas, Surah, Pasikojimas, 28:85. Antrasis tikėjimas skaičiavimu ir atpildu. Allaho tarnas bus apskaitytas už jo darbus ir jam bus už juos atlyginta. Tai rodo Koranas suna ir vieninga. Musulmonų nuomon. Tarė visagalis Allahas, iš tiesų pas mus yra jūsų grįžimas. Tada iš tiesų mes pareikalausime iš jų atsiskaitimo. Quranas, Surah, Nivaki Emoji, 88:25-26. Ir tarė visagalis, kas atsineš gerą darbą islamiškai monoteizmą ir palankius Allahui ir jo pasiuntinių darbus, turės 10 kart nei tai savo sąskaitoje, o kas atsineš blogą darbą, daugiadievystę, netikėjimą, veidmainystę ir nepalankius Allahui ir jo pasiuntinių darbus, turės tik atlygį. Už tai ir jie nebus nuskriausti. Quranas, Surah, Galvahai, 6:160. Ir tarė Visagalis, ir mes nustatysime teisingumo pusiausvyrą prikėlimo dieną tada. Su nieko nebus elgiamasi neteisingai niekame. Ir jei bus nors garstyčios sėklos svoris, mes jį atnešime. Ir pakankami mes esame atsiskaityti. Quranas, Surah, Pranasai, 21:47. Ibn Umar, tebūnie Allahas patenkintas juo. Ir jo tėvų pranešė, kad pranašas ramybė ir Allaho palaima jam pasakė. Allahas priartina tikintįjį ir uždeda ant jo priedangą, tai yra jo šydas ir jį uždengia, taigi sako, ar padarėte tokią ir tokią nuodėmę? Ar prisipažįstate? Padaręs tokią ir tokią nuodėmę? Ir jis pasakys, taip viešpatie. Kai Allahas privers jį pripažinti visas savo nuodėmes, o tikintysis jau manys, kad jis pasmerktas, Allahas pasakys, aš uždengiau tavo nuodėmes žemiškajame gyvenime ir šiandien jas tau atleidžiu. Ir tada jam bus įteikta knyga su jo gerų darbų įrašais, o netikintiesiems ir veidmainiams skelbiama viešai, štai tie, kurie melavo prieš savo viešpatį. Iš tiesų, Allaho prakeiksmas guli ant neteisių Jų. Mutafakun alah, al-Bukhari ir Muslim. Ir iš pranašo ramybė ir Allaho palaima jam patikimų būdų perduodami šie žodžiai, kas nuspręs padaryti gerą darbą ir tai padarys, Allahas įrašys jam nuo 10 iki 700 ir dar daugiau gerų darbų. Kas nuspręs padaryti blogą poelgį ir jį padarys, Allahas užfiksuos vieną blogą poelgį. Musulmonai vienbalsiai sutarė dėl apskaičiavimo ir atlygio už darbus teisingumo, o tai atitinka Allaho išmintį. Iš tiesų visagalis Allahas atsiuntė šventąjį raštą, siuntė pasiuntinius ir įpareigojo savo tarnus priimti ir
įgyvendinti nurodymus, kuriuos atnešė ir įpareigojo juos kovoti su tais, kurie tam priešinosi ir įteisino jų kraują, palikuonis, moteris ir turtus leido. Nudyti by pasisavinti. Ir jei nebūtų apskaičiavimo ir atpildo visą tai, neturėtų prasmės, o išmintingas viešpats yra aukščiau beprasmių ir Nenodingų veiksmų. Visagalis Allahas tai nurodė savo žodžiais, tada. Tikrai mes apklausime tuos žmonės, kuriems tai knyga buvo siųsta ir tikrai mes apklausime pasiuntinius. Tada tikrai mes papasakosime jiems jų visą istoriją su išmanimu, juk mes nebūname nedalyvaujantis. Quranas. Surah, Oxtibes, 7:6-7. Trečiasis, tikėjimas rojumi ir pragaru ir tuo, kad tai taps amžina žmonių. Buvin. Rojus yra palaimos buveinė, kurią Allahas paruošė dievobaimingiems. Tikintiesiems, kurie tiki tuo, ką Allahas įpareigojo juos tikėti ir buvo nuoširdžiai paklusnus Allahui bei jo pasiuntiniui. Jame yra įvairios palaimos, kurios akis nematė, apie kurią ausis negirdėjo ir kurios žmogus net Neįsivaiz duodžia. Tarė visagalis Allahas, iš tiesų tie, kurie patikėjo ir darė teisingus darbus, jie yra geriausi iš kūrinių. Jų atlygis pas jų viešpati bus amžinojo gyvenimo sodai, po kuriais teka upės. Tenais jie gyvens amžinai. 21. Allahas bus patenkintas jais ir jie jo. Tai tam, kuris bijojo savo. Vispatys. Quranas, Surah, Akavisdas Iradimas, 98:7-8. Ir tarė visagalis. Joks asmo nežino, kas yra paslėpta jiems iš džiaugsmo kaip atlygis už tai, ką jie darydavo. Quranas, Surah, Sukniubamas, 32:17. O pragaras yra kančių buveinė, kurią Allahas paruošė neteisingiems netikintiems, kurie netikėjo juo ir nepakluso jo pasiuntiniams. Jame tiek kankinimo ir kančios, kad neįmanoma įsivaizduoti. Tarė visagalis Allahas, ir bijokite ugnies. Paruastos netikintisiams. Quranas, Surah, Imrano Gimin, 3:131. Ir tarė visagalis, ir sakyk, tiesa yra iš tavo viešpaties, tada tas, kas nori, lai tiki, o kas nori, lai netiki. Iš tiesų mes paruošiame zalimūn daugiadieviams ir nusidėjėliams ugnį, kurios sienos apsups juos netikinčiuosius Allaho. Vienuma. Ir jei jie prašys pagalbos palengvinimo vandens, jiems bus duotas vanduo kaip verdantis aliejus, kuris nuplikys jų veidus. Siaubingas yra Gėrimas ir bloga murtafak buveinė poilsio vieta. Quranas, Surah, Avas, 18:29. Ir tarė visagalis, iš tiesų Allahas prakeikė netikinčiuosius ir paruošė jiems liepsnojančią ugnį pragarą, kurioje jie gyvens amžinai ir neras jie Nei vali utargio, nei padio. tą dieną, kai jų veidai bus apversti ugnyje. Jie sakys, o kad mes būtume paklusę Allahui ir paklusę pasiuntiniui. Muchimedui. Quranas, Surah, Sajunjaninki, 33:64-66. Tikėjimas paskutinėje diena atneša šiuos nuostabius vaisius. Pirmasis, noras paklusti ir to siekti, tikintis tos dienos atlygio. Antrasis, bijoti nepaklusnumo ir bijoti pasitenkinti juo, bijant tos dienos. Bosoms. Trečiasis, paguosti tikintįjį dėl to, ko jam trūksta šiame pasaulyje tikintis. anapusinės palaimos ir atlygio. Netikintieji neigia prisikėlimą po mirties, teigdami, kad tai neįmanoma. Tai klaidingas teiginys, kurio klaidingumą patvirtina šariatas, mūsų jausmai Ir protas.